Trumpas išėjo iš kabineto posėdžio Baltuosiuose rūmuose. Kubai atsidūrus spaudimo centre, tai jau nebeatrodo vien kalbos. Šį ketvirtadienį, 2026 m. gegužės 28 d. judėjimas Vašingtone rodo paruoštą sąrašą prieš Castro režimą. Markas Rubijus nurodo GS kaip ekonominę diktatūros širdį. Pentagonas išlaiko galimybės ant stalo, o Baltieji rūmai laiko salą tiesioginę grėsmę, vos už kelių mylių nuo Floridos. Taikinys nėra Kubos žmonės. Taikinys yra komunistinė struktūra, kuri kontroliuoja pinigus, uostus, viešbučius, bankus, įmonės ir karinę galią. Tuo metu, kai gyventojai susiduria su elektros tiekimo sutrikimais, badu, baime ir bėgimu. Trumpas ruošė rimtą politinį sprendimą. Rubijus pateikė atsakingų asmenų vardus, o Havana suprato, kad pokalbio tonas pasikeitė. Ką Trumpas pamatė susitikime? Kodėl Kuba dabar atsidūrė krizės centre? Kaip pasikeitė Castro režimas? Ar jie reaguos, kai spaudimas taps realus? Tuoj viską papasakosiu. Jei tau patinka toks tiesus ir aiškus turinys, apsvarstyk galimybę užsiprenumeruoti, nes čia tokie vaizdo įrašai būna kasdien. Ši tema įgavo pagreitį po to, kai prezidentas Markas Rubijus viešai aptarė salos situaciją, pabrėždamas GAESą su Kubos kariuomenė susijusios verslo grupės dominavimą didžiulėje ekonomikos dalyje. Tai yra pagrindinė jau paruošto sąrašo dalis. Tai nėra tik spaudimas ar bandymas nubausti Kubą kaip valstybę, bet nukreipta į tuos, kurie kontroliuoja pinigus, kurie saugo komunistų elitą ir kurie laiko gyventojus įkalintus sugedusioje sistemoje. Trumpas neatėjo į šį susitikimą tam, kad pakartotų seną frazę prieš komunizmą. Jis atėjo su valdymo logika – nustatyti režimo galios centrą, izoliuoti jo veikėjus, užveržti jų pinigų šaltinius ir išlaikyti Amerikos jėgą kaip įspėjimą. Baltieji rūmai žino, kad Havana bando parduoti normalumo įvaizdį. Tačiau pats Rubio pasisakymas paneigė šią versiją, teigdamas, kad režimo turtai nepasiekia Kubos žmonių. Čia pasikeičia pasakojimas. Kuba nebepasirodo tik kaip sena ir varginga diktatūra. Kuba pristatoma kaip saugumo problema, kurią valdo karinis ekonominis elitas, naudojantis savo tautos kančias kaip politinį skydą. Rubio kalba susitikimo metu buvo griežta, nes ji pataikė į skaudžią režimo vietą. Jis pabrėžė, kad Kuba yra nesuskaičiuojamų komunistų rankose. Ir struktūros vadinamos GAESą, kurią Amerikos vyriausybė pristatė kaip konglomeratą valdantį viešbučius, bankus, perlaidas, parduotuvės, uostus ir strateginius sektorius. Šis kaltinimas yra svarbus, nes jis iškelia diktatūrą iš ideologinės srities ir paverčia tai pinigų klausimu. Vašingtonas sako, kad Kubos skurdas nėra atsitiktinumas, nėra tautos kaltė ir nėra tik išorės poveikio rezultatas. Kubos skurdą išnaudoja elitas, kuris sutelkia valdžią ir vėliau prašo pasaulio pagalbos. Paruoštas sąrašas prieš Kubą prasideda nuo šio ekonominio puolimo. Donaldo Trumpo vyriausybė jau buvo pradėjusi plėsti sankcijas asmenims ir įmonėms susijusiams su Kubos karinė struktūra. Strategija tiesiogiai nukreipta į mechanizmą, kuris iš vidaus palaiko režimą. Tikslas – nutraukti prieigą, atskleisti veikėjus, padidinti politinę kainą. Ir aiškiai parodyti, kad su komunistiniu aparatu susiję verslai gali tapti taikiniu. Tai įspėja verslininkus, šeimos narius, tarpininkus ir išorinius sąjungininkus. Tie, kurie daugelį metų gyveno apsaugoti režimo šešėlio, dabar turi apsvarstyti, ar verta toliau nešti Havanos naštą. Antrasis žingsnis vyksta teisinėje ir migracijos srityje. Pastarosiomis dienomis su Kubos elitu susijusios pavardės pradėjo pasirodyti JAV teisiniuose procesuose. Hades Lastres Moreira, galingos GAESo vadovės sesers, atvejai sulaukė atgarsio po to, kai JAV valdžios institucijos panaikino jos nuolatinį leidimą gyventi ir nurodė jos ryšius su režimu. Taip pat pasklido informacija apie Alina Rosales, pristatoma kaip Uliso Rosales del Toro, buvusio stipraus Kubos karinio aparato veikėjo dukra, kuri buvo sulaikyta JAV teritorijoje dėl neteisėto migracinio statuso. Šie atvejai sustiprino nuomonę, kad Trumpas žiūri ne tik į Havaną. Jie žiūri į tinklą žmonių, kurie naudojasi režimo privilegijomis, tuo pačiu ieškodami prieglobsčio Jungtinėse valstijose. Karinis aspektas atrodo kaip sunkiausias šešėlis šiame sąraše. Naujienos rodo, kad Pentagonas kelis mėnesius dislokavo pajėgas regione, užtikrino jūrų pajėgų buvimą Karibuose, vykdė oro stebėseną ir turėjo parengtų variantų skirtingiems scenarijams. Dislokuotos pajėgos pakeičia priešininko elgesį dar prieš bet kokius veiksmus. Trumpas veikia būtent šioje erdvėje.
Lėktuvnešių buvimas Karibose, kartu su laivais galinčiais vykdyti spaudimo ir stebėjimo misijas, tarnauja kaip strateginis perspėjimas. Kubos režimas žino, kad netoli salos dislokuota karinė jūrų pajėga sumažina jų manevravimo laisvę ir padidina kiekvienos provokacijos svarbą. Ir apsunkina bandymus žaisti su Rusija, Kinija, Iranu ir sąjungininkų grupėmis Amerikos kieme. Donaldo Trumpo vyriausybė aiškiai parodo, kad Kuba negali veikti kaip priešiškų režimų platforma, o paskui slėptis už mažos bejėgės salos pasakojimo. Kabineto posėdis taip pat atskleidė vidinį politinį veiksnį. Trumpas leidžia Rubijui užimti pagrindinį vaidmenį Kuboje, nes sekretorius gerai išmano šią temą, bendrauja su Kubos amerikiečių bendruomenė ir supranta simbolinę Castro diktatūros reikšmę Floridai ir visai Amerikos dešiniai. Rubijus pasirodo ne tik kaip pagalbininkas. Jis pasirodo kaip griežtos linijos vykdytojas, kuris derina ekonominį spaudimą, žinutę Kubos žmonėms ir tiesioginį puolimą prieš salos karinę elitą. Tai sustiprina mintį, kad Baltieji rūmai turi organizuotą politiką, o ne tik improvizuotą reakciją. Havana bando atsakyti kovodama dėl išlikimo. Režimas ieško verslo galimybių, bando parduoti ekonominį atvirumą, kalba apie dialogą ir kaltina Vašingtoną agresiją. Tačiau problema diktatūrai yra ta, kad Baltieji rūmai dabar atskiria Kubos žmonės nuo Kubos elito. Šis atskirimas silpnina komunistinę propagandą. Kai Rubijus sako, kad GS ištekliai nepadeda gyventojams, jis sugriauna dešimtmečius naudotą pasiteisinimą. Paprastam kubiečiui kyla paprastas klausimas. Jie yra pinigų, jie yra viešbučių, jie yra bankų, jie yra įmonių. Kodėl trūksta maisto, elektros, vaistų ir laisvės? Kubos suartėjimas su Rusija, Kinija ir Iranu pasirodo kaip dar vienas veiksnys, kuris pastumėjo Trumpą imtis griežtesnės pozicijos. Vašingtonas Havanos nebemato tik kaip regioninės problemos. Jie mato ją kaip tinklo dalį, kuris gali tarnauti interesams prieštaraujantiems Jungtinėms valstijoms. Štai kodėl kabineto posėdis įgauna didesnę reikšmę. Castro režimas šiuo metu turi mažai galimybių manevruoti. Vidaus ekonomika yra nusilpusi. Gyventojai gyvena nuolatinėje krizėje. Elitas prarado galimybę visiškai nuslėpti savo privilegijas, o Amerikos spaudimas įgavo veidą, vardą ir metodą. Tai, kas anksčiau atrodė kaip sena kova tarp Vašingtono ir Havanos, dabar atrodo kaip moderni politinė apgultis. Būtent tai ir pranešė vyriausybės posėdis. Kuba yra darbotvarkėje, Rubijus vadovauja politiniai atakai, o diktatūra žino, kad kiekvienas judesys gali sulaukti dar stipresnio atsako. Kitas žingsnis priklauso nuo to, kaip reaguos Havana. Jei režimas bandys laimėti laiko tuščiais pažadais, ekonominis spaudimas gali didėti. Jei jie atvirai ieškos apsaugos pas JAV priešininkus, Baltieji rūmai gali sugriežtinti saugumo retoriką. O jei vidinė krizė taps nekontroliuojama, Pentagonas jau pasiruošęs ginti Amerikos interesus ir neleisti, kad chaosą išnaudotų Vašingtono priešai. Sąrašas jau paruoštas, nes strategija jau turi vardus, sektorius, institucijas ir priemonės. Rubijus nurodė mechanizmą. Baltieji rūmai nustatė toną. Pentagonas išlieka perspėjimu. O Kubos režimas, įpratęs išgyventi tamsoje, dabar turi susidurti su spaudimu, kuris pasireiškia ne vien kalbomis, bet ir sprendimais, galinčiais paliesti elitą, pinigus ir valdžią. Aš esu Milsonas Alvesas, Global internacionalistas, ir mano tikslas yra kasdien pateikti tau teisingą informaciją. Naujienų nuorodos yra vaizdo įrašo aprašyme. Paspaus patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruok kanalą ir pabaigoje peržiūrėk komentarus, kad dar labiau įsitrauktum į Milsono Alveso bendruomenę.